Domimės, kaip galimai dienai X ruošiasi Marijampolės šilumos tinklai ir ar miesto šilumos sistema iš tiesų pasirengusi netikėtiems išbandymams. Šiandien, kai Europa gyvena nuolatinės įtampos ir neapibrėžtumo sąlygomis, vis dažniau keliami klausimai ne tik apie valstybės gynybą, bet ir apie kasdienio gyvenimo tęstinumą krizės akivaizdoje. Vienas svarbiausių, ar ekstremalios situacijos metu gyventojai turėtų būtiniausias paslaugas. Karas, stichinės nelaimės, kibernetinės atakos ar ilgalaikiai elektros tiekimo sutrikimai gali stipriai paveikti miestų infrastruktūrą. Šilumos tiekimas viena jautriausių grandžių, ypač šaltuoju metų laiku. Jei nutrūktų elektra ar kuro tiekimas, ar Marijampolės gyventojų namai liktų šilti, ar ligoninės, darželiai, mokyklos galėtų toliau veikti įprastai. Kiek laiko šilumos ūkis pajėgtų išlaikyti stabilumą kritiniu momentu? Ar sukauptos pakankamos kuro atsargos? Ar yra rezerviniai elektros generatoriai ir aiškus veiksmų planas? Šie klausimai šiandien skamba ne kaip teorija, o kaip būtinybė žinoti. Grėsmės turbūt nėra jokia naujiena, tai jau šiai dienai turbūt ausiai akiai priprastas dalykas, todėl nėra mums taip pat nustebimas, tam ruošiamės. Negaliu pasakyti, kad esam visiškai pasiruošę, nes matyt, tas pasiruošimas jis negali būti išbaigtas, mes po truputį turim ne tik tai ruoštis, bet ir tobulinti mūsų pasiruošimą, tačiau gaminame elektrą patys. Ją galėsim panaudoti ir, sakykime, dingus elektrai. Jei kalbėtume apie šildymą, apie kurą, į mūsų teritoriją įeina geležinkelio atšakos, kurios gali būti panaudotos dėl kuro tiekimo. Nebūtinai mes galim naudoti biokurą, nes vargu ar jis bus tuo metu gaminamas. Tačiau turim didžiulės mazutui saugyklas, kurios taip pat gali būti panaudotos mūsų šilumos tiekimui. Žmonių saugumui yra ruošiamos slėptuvės, yra dedamos pastangos į kibernetinio saugumo sistemos įgyvendinimą. Čia tik tai prasidėjo, noriu pasakyti, kad mes dar gyvuojam tik tai metai laiko, todėl visų veiksnių, kurie galimi atėjus dienai X ar kitoms, sakykime, negandoms, dar visiškai visko nesame įgyvendinę, tačiau puikiai suprantam, ko iš mūsų tikimasi. Mes žinom atsakomybę prieš miesto gyventojus ir visi mūsų žingsniai yra koordinuoti ir eina kartu su savivaldybės sprendimais. Marijampolės šilumos tinklai nuolat ruošiasi, svarsto įvairius galimus scenarius, yra pasirengę įvairiom galimom, sakykime, ekstremaliom situacijom. Šių laikų geopolitiniam kontekste tai yra tiesiog būtina ir mes svarstom įvairius scenarius nuo, tarkim, elektros dingimo, kibernetinių atakų, kažkokių pažeidimų, įskaitant ir įvairius techninius gedimus, ekstremalius orus ir kitas situacijas. Mūsų katilinė situacija, lyginant su, tarkim, kitų įmonių šilumos tiekėjų katilinėmis, yra išskirtinė tuo, kad mes turime kogeneracinį bloką. Tai reiškia, kad galim pasigaminti elektros energiją patys ir nesam visiškai priklausomi nuo išorinio elektros tinklų. Nutrūkus elektros tiekimui tinkle, mes su kogeneraciniu bloku pereitume į taip vadinamą salos režimą dirbti ir taip pasigamintume elektros energiją savo pačių reikmėmis, į tinklą jau elektros netiduotume, bet pasigamintą elektrą naudotume šilumos gamybai ir tiekimui. Tokiu atveju, jeigu kažkokių nebūtų techninių niuansų, mes galėtume užtikrinti šilumos tiekimą ir jeigu elektros tiekimas sutrinka arba nutrūksta visiškai. Tokiu salos režimu mūsų katilinėje galėtų dirbti pakankamai, sakykime, ilgai ir nuo kelių dienų ir savaitę ir ilgiau. Visa tai priklausytų nuo techninių
niuansų, ar neatsiranda kažkokių gedimų ir taip pat nuo logistikos, nuo biokuro tiekimo į katilinę, kadangi kogeneracinis blokas mūsų dirba tik tai biokuru. Tai reiškia, sutrikus biokurui jau tada dirbti ir negalėtume. Pagrindinis mūsų kuras katilinėje naudojamas biokuras. Jo mes sunaudojam apie 85% bendrame kuro balanse. Likusią dalį pridedam dujomis, dyzelinu, kaimiškose katilinėse daugumoje naudojam suskystintas naftos dujas, taip pat poroje katilinių deginam medžio granulės. Turimos kuro atsargos mūsų bendrovėje atitinka teisės aktų reikalavimus, kuomet būtina reikia turėti sukaupus maždaug 10 parų šaltuoju laikotarpiu reikalingo kuro ir mes tą kurą esame nupirkę ir jį laikome kuro tiekėjų sandėliuose. Taip pat šiais metais mes praplečiam biokuro saugojimo aikšteles teritorijoje. Tai reiškia, kad galėsim laikyti biokurų kiekį didesnį čia teritorijoje ir būsim atsparesni įvairiems rinkos iššūkiam ar kažkokiem logistikos sutrikimam ar ekstremaliom situacijom ir kitiem incidentam. Bendrovė nuolat modeliuoja ir svarsto įvairias galimas grėsmes. Taip pat todėl mes esame ir identifikavę kritinius objektus ir svarstome įvairius scenarijus, kaip reikėtų sušvelninti padarinius, jeigu tie kritiniai objektai būtų kažkaip tai ar pažeisti, ar įvyktų techninis jų gedimas. Bendrovėje vykdomos priešavarinės, priešgaisrinės treniruotės, taip pat civilinės saugos pratybos. Treniruočių temos parinktos taip, kad juose atsispindėtų galimos mūsų ekstremalios situacijos, tokios kaip elektros dingimas, ekstremalus šaltis, kuro tiekimo sutrikimas, įvykęs gaisras, tarkim, skirstykloje arba kuro ūkyje ir kitos panašios temos. Taip pat šiuo metu vykdomi civiliniai saugos mokymai, o po jų mes ir planuojame atlikti civiliniais saugos pratybas, kurių metu įvertinsim savo bendrovės pasirengimą ekstremalioms situacijoms, sakykim, įvertinsim konkrečius mūsų veiksmus, jų algoritmus, ką reikėtų galbūt pasitaisyti ir kitus dalykus. Magistralinis trasos gedimas žiemą priskiriamas prie pavojingų gedimų, turinčių didelę įtaką šilumos tiekimui ir jo patikimumui. Todėl bendrovė mestų visas pajėgas, tiek darbuotojų, tiek technikos, kad gedimas būtų pašalintas kuo greičiau. Esant poreikiui pasitelktume rangovinės organizacijas, galbūt kaimyninių šilumos tiekimo įmonių brigadas, o pasakyti laiką, per kurį tas gedimas būtų pašalintas, gana sudėtinga, galbūt ir neįmanoma, kadangi tai labai priklauso nuo pačio gedimų specifikos ir jo vietos, nes yra daug niuansų, tokių kaip trasos gylis, pažeisto ruožo ilgis, galbūt greito išdrenavimo galimybės ir kiti niuansai, kurie gali prailginti arba sutrumpinti laiką. Tačiau reiktų skaičiuoti, kad jeigu didesnės trasos toks gedimas įvyktų, tai nuo 10 valandų, o galbūt ir truktų ir parą, ar šiek tiek ilgiau sudėtingesniais atvejais. Tai pirmas dalykas, tai reikėtų stengtis išlaikyti šilumą pastate. Pastatas turi šiluminę inerciją ir jisai vėsta pamažu. Todėl reiktų netidarinėti be reikalų langų, durų, daugiabučiuose užtikrinti, kad laiptinių durys būtų uždarytos, izoliuoti ar kitaip uždaryti patalpas, kuriuose nėra žmonių, kad šiluma labiau kauptųsi ten, kur susirinkę, tarkim, šeimos nariai ir kiti žmonės. Žinoma, reikėtų pasirūpinti vienišais žmonėmis, kaimynais, galbūt jiems reikia pagalbos. Taip pat labai svarbu, tarkim, vėstant pastatui, kol neatstatytas šilumos tiekimas, apsaugoti pastato vidinės sistemas ir karšto vandens ir šalto vandens sistemas nuo užšalimų. Todėl reikėtų glaudžiai bendradarbiauti su pastato administratoriais ir vykdyti jų rekomendacijas.
Žinoma, labai svarbu sekti informaciją, kadangi tokiais atvejais bendrovė per visus kanalus, per žiniasklaidą, per savivaldybę, per specialiasias tarnybas teiktų visą reikiamą informaciją apie remonto eigą, apie planuojamą šilumos atstatymo laiką, galbūt įvairias rekomendacijas, kaip elgtis. Todėl informacijų sekimas taip pat yra labai svarbus. Bendrovė svarsto įvairias ekstremalias situacijas ir scenarijus. Tame tarpe svarstome visišką arba dalinį kuro tiekimo grandinės nutraukimą arba sutrikimą. Ir jeigu nutrūktų biokuro tiekimas ir išnaudotume turimas biokuro atsargas, mes pervestume įrangą dirbti gamtinėmis dujomis. Netgi jeigu ir gamtinių dujų tiekimas sutriktų, mes turime galimybę dirbti dyzelinu. Todėl šiuo atveju vartotojai sutrikimo neturėtų ir pajusti.